Sveiki. Šiandien pradėsim sąlygos sakinio if pamoką ir bandysim išsiaiškinti, kam jis naudojamas ir kaip užrašomas. Taigi, visų pirma, gal kam jis naudojamas. If sakinys yra naudojamas, kad galėtumėm kažką patikrinti, palyginti ir tai padarę nuspręstumėm, ką kompiuteris toliau turės daryti. Vieną veiksmą ir kitą. Taigi, toks jo tikslas, čia aišku paprastai pasakius, o kaip užrašyti, dabar nurodysiu. Tai labai paprasta jau sąlygos sakinys, jeigu anglų kalbą šiek tiek mokinatės, jau turbūt nekils klausimų, kodėl rašom if. Toliau būtinai yra skliaustelė ir skliaustelios nurodoma sąlyga. Vienokia ar kitokia, priklausomai nuo uždavinio sąlygos. Čia ir rašysim tą, ką reiks, ar ne? Sekantis dalykas, ką darysim, tai atliksim kažkokį veiksmą. Tai parašysim sakinį, kuris bus atliekamas. Ir aišku, kavliataškis, kaip kiekvienas sakinys baigėsi kavliataškiu, taip ir čia. Toliau, jeigu mūsų sąlyga yra tenkinama, tai bus atliekamas šitas sakinys, bet jeigu mūsų sąlyga netenkinama, tada galima atlikti visai kitą sakinį ir tam yra rašoma else ir vykdomas sakinys, pavyzdžiui, 2 ar ne. Vėl, kaip sakiau, sakinius rašysim ir sąlygą priklausomai pagal uždavinio tekstą. Taigi toks labai paprastas užrašymas, vėliau mes mokinsimės sudėtingesnius, bet šiandien užteks tiek. Ir tam tikslui išspręsim uždavinuką, kuris yra štai toks. Matematikos mokytojai uždavė Petriukui namų darbų išmokti daugybos lentelę. Ir kadangi Petriukas neturi su ko mokintis, arba iš ko, reikia parašyti jam programą, kuri leistų jam pasitikrinti savo žinias. Taigi esmė labai paprasta, įvedam 2 skaičius ir trečią skaičių kaip numanoma rezultatą. Tai tarkim, ar ne, įvedam 5, 7 ir tarkim atsakymas 35, ar ne. Jeigu šito skaičių suvedam, mūsų programa išves tokį tekstą, atsakymas teisingas. Jeigu ne, tada išves tekstą, atsakymas neteisingas. Ir bandykim pradėti rašyti. Taigi, ką tik pasižiūrėjom ir matėm, kad bus 3 skaičiai, vadinasi, mes turim turėti 3 kintamuosius. Tai yra int skaičius 1, ar ne, skaičius 2 ir atsakymas, pavyzdžiui. Toliau mes išvesim tekstą, kuris Petriukui nurodys, ką atlikti. Tai pirmiausia, reiks įvesti 1 skaičių. Ir tą skaičių Petriukas įves, ar ne, tokį, kokį norės, o kintamasis tai yra sk1, skaičius 1, ar ne. Toliau reiks įvesti 2 skaičių. Taigi antrasis skaičius bus įsaugomas kintamajam sk2. Ir, aišku, reiktų įvesti ir numanomą atsakymą. Taigi atsakymą išsaugosim kintamajam atsakymas. Pradžia parašyta, ar ne, ir priėjom prie tos dalys, kai turėsim jau tikrinti kažką. Ir šiuo atveju tikrinsim, ar skaičius 1 padaugintas iš skaičiaus 2 yra lygus atsakymui. Taigi užrašysim taip, sk1 dauginti iš sk2 ir dabar, jeigu mes priskyrimo operaciją, arba tiksliau sakant,
prilyginimui, tiksliau, iš tikrųjų priskyrimas taip ir vadinas, rašėm lygybės ženklą, ar ne, tarkim, x lygų 5 kart 2 ir panašiai, tai tikrinime mes tikrinam, ar jie yra lygus ir tai yra lygų. Jeigu parašysit vieną lygybę, jum neišmes teisingo atsakymą. Taigi lygų. Ir lygų numanomam atsakymui tai bus ne. Tai šiuo atveju mes užrašėm jau sąlygos sakinį ir mums ką reikia nurodyti, tai nurodyti, ką išves vienu variantu, tai yra kai skaičiai sutaps ir ką išves, kai skaičiai bus skirtingi. Tai kaip ir sutarėm, jeigu atsakymas ir sudauginti skaičiai sutampa, Petriukas gaus atsakymą. Jeigu skaičiai nesutaps, numatom ir kitą išvedamą atsakymą, tai bus taigi visa programa iš tikrųjų ir galim pasileisti, pažiūrėti, kaip atrodys paleidus programą ir atrodys taip, prašys įvesti pirmą skaičių, kaip jau sakiau, galim naudoti 5, aišku, nesvarbu, galim ir kitą skaičių. Toliau reikia įvesti antrą skaičių, tarkim 7 ar ne, ir numanomą atsakymą. Taigi, jeigu parašysim 35, mums sakys, viskas tvarkoja. Bandykim lygiai tą pačią programą paleisti dar kartelį ir aišku visą laiką reiktų patikrinti, ar viską gerai atlieka. Tai tarkim, jeigu 7 ir 5 vėl du skaičiai ir mes kažkodėl galvojam, kad tai turėtų būti 40, kompiuteris sakys, nelabai teisingai suskaičiavai, vadinasi, reikia dar mokytis. Tiek su sąlygos sakiniu ir labai greitai bandysiu prabėgti tai, ką čia parašėm ir, kaip ir kiekvienoje programoje, kurioje reikia kažką skaičiuoti, kažkokius duomenis įvesti, yra aprašomi kintamieji, ar ne, ir šiuo atveju sveikasis tipas, tai yra skaičius 1, skaičius 2 ir atsakymas, jiem priskiriam reikšmes ir sąlygos if pagalba mes patikrinam ir pagal tai, kokį gaunam atsakymą, ar teisinga ar ne, mes vykdom sakinius. Tai šiuo atveju, jeigu skaičiai sutampa, vykdys šitą sakinį ir šito sakinio nebelies, vadinasi, čia baigės ir keliauja iškart iki šitos vietos, o tiksliau return 0 eilutės. Ar ne? Jeigu atsakymas nesutampa su dviejų skaičių sandauga, vykdo šitą dalį ir įvykdžius šitą dalį programa keliauja į return 0. Taigi dar ką reiktų nepamiršti, jeigu rašom lyginimo ženklą, tai yra lygų. Aišku, vėl nebūtinai lygybės turi būti, galim naudoti daugiau ženklą, galim naudoti mažiau ženklą. Ir dabar gal dar pačioj pabaigoje bandysiu parašyti, kokie dar tie ženklai yra. Tai iš tikrųjų daugiau lygų, mažiau lygų, toliau mažiau, daugiau, kaip ir įprasta, ir C++, tarkim, jeigu norim kažką paneigti, tai yra nelygų, ar ne, parašyti rašosi taip, šauktukas ir lygybės ženklas. Vadinasi, jeigu nelygų, visi skaičiai, kurie nesutampa bus. Lygiai taip pat nedaugiau, nemažiau šauktukas priekį ir vėliau kažkoks ženklas. Tai šitie ženklai bus naudojami vykdant kažkokias programas ir būtų gerai, kad juos atsimintumėt. Šiai pamokai tiek, kitą pamoką turbūt dirbsim toliau su sąlygos sakiniu if, bet šiek tiek sudėtingesnius uždavinukus spręsim. Tai iki.